Štai kaip galėjo atrodyti tas ilgas, atviras ir linksmas dešimtokų pokalbis naktinėje palapinėje, Kandrėnų mokyklos pievoje, kvapnų vasaros vakarą po oficialiųjų išleistuvių 2002 metais. Vakaro atmosfera lauko palapinėje, palapinės viduje geltona žibintų šviesa kūrė jaukę, bet šiek tiek siurrealistinę atmosferą. Aplinkui tvyrojo ramaus vakaro ramybė ir tolimi kaimo garsai, tačiau viduje virė visiškai kitas pasaulis. 10 šią mokyklą pabaigusių klasiokų po oficialios šventės dalies mokyklos pastato aktų salėje dabar pievos dalyje sėdėjo ant medžio kaladžių prie pat ant žemės patiesto pledo. Vaizdas buvo neįprastas, merginos skendo per dideliuose jų figūroms vaikinų švarkuose ir buvo apsimovusios vyriškas kelnes, o vaikinai judėjo itin atsargiai, kad nesuplėšytų savo plačiais liemenimis ankštų mergaitiškų suknelių siūlių, įlindę vienam sykiui į tuos jų šiam vakarui apsivilktus proginius rūbus. Klasiokas Evaldas, dabar vilkintis žalsvą klasiokės suknelę su viena petnešėle, bandė patogiai susidėti kojas, kaip kad paprastai grakščiai yra darančios moterys, o Ingeborga, pasitempusi su griežtu vyrišku klasioko vaikino kostiumu ir kreivai užrištų kaklaraiščiu, atrodė tarsi kaip jaunasis direktorius. Usūrinis kumštis iš Mičiūniškio kaimo ir dar vienas jo klasiokas sėdėjo ant kaladžių šiek tiek atsirėmę į palapinės kraštą. Jie abu liko su savo drabužiais, tamsiais kostiumais ir su šypsena stebėjo šį gyvą, linksmą chaosą. Egzaminų stresas buvo pagaliau visiškai pamirštas. Pokalbio fragmentai ir juokas. Evaldas, taisydamasis suknelės petnešėlę ir juokdamasis iš savęs: vyrai, aš rimtai sakau, kaip jūs, panelės, išvis kvėpuojat su šitais rūbais. Man atrodo, jei giliau įkvėpsiu, Valentino suknelė tiesiog sprogs per siūles. Kaip man dabar sėdėti? Ai, geriau pastovėsiu gal, Ingeborga, garsiai nusijuokia, pasitaiso per didelio švarko pečius. Evaldai, sėdėk tiesiai ir suglausk kelius, nes dabar neatrodai labai elegantiškai. Matau, kad į merginos kablus jūsų kojos tai niekaip neįlenda, tai ir visai protingą sprendimą padarėte, nusprendę vaikščioti visai basomis pėdomis. Juk žemė ir žolė dabar šilta, juk vasara jau dabar. Pasakysiu dar ką, o štai man jūsų švarkai, tikras išsigelbėjimas. Kišenės. Čia telpa viskas, mobilkos, saldainiai, net mano piniginė. Kodėl mūsiški moteriški drabužiai neturi tokių kišenių? Klasiokas Valdas su suknele, o man vėsu. Prisipažinkit, kurios čia idėja buvo. Bet vizualiai mes atrodome tiesiog komiškai. Ne kiekvieną dieną gyvenime toks kaip šis apsikeitimas gali vykti. Jei dabar užklystų čia direktorius, jam turbūt atestatą atgal pasiimti noras kiltų. Visi palapinėje skambiai nusijuokia, kažkas atsargiai pastumė lėkštę su šakočiu ir sumuštiniais. Ingeborga atsisuka į usūrinį, na tu ir laimės kūdikis. Kaip tu sugebėjai įsisukti nuo šito persirengimo? Žiūri dabar į mus iš šalies kaip koks stebėtojas. Tau labai pasisekė, kad vaikinų 10 buvo daugiau. Usūrinis kumštis šypteli, jis rankoje laiko plastikinį indelį ir iš jo per šiaudelį siurbčioja saldžias apelsinų sultis. Kažkas juk turi išlaikyti šios klasės rimtumą ir saugoti jūsų paslaptis. Be to, aš tiesiog džiaugiuosi, kad egzaminai baigėsi. Kai šiandien aktų salėje gavau atestatą į rankas, supratau, viskas, Kandrėnų mokykla baigta. Dabar jau prasideda tikrasis gyvenimas Mičiūniškyje ir už jo ribų, Evaldas, o prabilo mūsų knygų graužėjas. Žinoma, tau tie egzaminai buvo vieni juokai, visus metus mokėsi kaip pašėlęs. Aš tai sėdėdamas egzamine galvojau, kad liksiu tikriausiai be jokio atestato. Bet va, sėdim čia, visi išlaikėm. Juk tuos atestatus pelnytai buvom užsidirbę sunkiu darbu. Keistas jausmas, ar ne? Rytoj atsibusim ir nebereikės galvoti apie namų darbus, ateities planai ir jautrios akimirkos. Vakarui bėgant juoką pamažu pakeitė šiltas, šiek tiek nostalgiškas tonas. Tai buvo paskutinė naktis, kai jie visi buvo vis dar kartu kaip viena klasė. Klasiokė Kornelija, žinote, bus keista nebematyti jūsų kasdien. Kas kur planuojate judėti iš Kupiškio rajono? Kas į Panevėžį, kas į Vilnių? Klasiokė Silva, vyrišku švarku, svarbiausia, kad nepamirštume šitos nakties.
Įsivaizduojat, po 10 metų susitiksim ir prisiminsim, kaip Evaldas su žalsva suknelė sėdėjo Kandrėnų pievoje, netoli nuo mokyklos. Kažin kiek iš mūsų visų tuomet jau turėsim sukūrę savo šeimas. Tau, Evaldai, dar žinok, visai pasisekė, kad ne viena iš mūsų šį vakarą ant kojų nemūvėjome pėdkelnių, nes per šiltas oras laukia jas mūvėti, tai dar ir Gietrus būtų prireikę jums viešai mautis. Šie. Užteko tik suknelių patirties, Evaldas, aš šitą mūsų eksperimento nuotrauką pasidarysiu rėmeliuose. Bet rimtai, Usūrini, kokie tavo kiti žingsniai po šios vasaros? Usūrinis kumštis, žiūrėdamas į geltoną žibinto šviesą palapinės palubėje, vasarą praleisiu namuose, Mičiūniškyje, reikia padėti tėvams pailsėti. Tikriausiai ir per visą vasarą vėl namie klausysiu savo seniai pamėgtos airių roko muzikos. O rudeniui planų yra, bet dabar norisi tiesiog pasidžiaugti šitą akimirką. Mes tai padarėme. Mokykla baigta, tai turbūt tu tik ir vėl YouTube kasečių juostas tik iš naujo grotuvę persukinėsi, ar ne? Įsiterpė ir dar kitas jų klasiokas Rintautas, vilkintis klostuotą klasiokė suknelę su saulėgrąžų žiedais, nupieštais ant medžiagos. Jis rankoje laiko sumuštinį, nuogas kojas sukryžiavęs po savimi ir dėl savo paties pėdų dydžių panašumų vienintelis iš visų vaikinų sugebėjęs patogiai įlysti į mergaitiškas atviras basutes su aukštu kulniuku. Usūrini, tai vien tik YouTube ir YouTube. Per šiuos prabėgusius mokslo metus šūlėje taip visai ir nepakito tavo paties turimas muzikinis skonis, jokios naujos grupės tavo klausomos muzikos repertuare ir neatsirado. Net ir Depeche Mode nepamilai vis dar. Nagi, kai pernai metais išėjo tas Depešų naujas muzikos diskas Exciter, o mokykloje jis buvo kartas nuo karto vis grojamas, tu tuomet vaikščiojai vis suraukę savo kaktą. Nenorėjai į to albumo pusę net pasukti savo galvos ir vis garsiai klasiokams kartojai, ne, man tai tikrai nepatinka, tai ne man. Čia jų per slabna grojama muzika, ką jie čia būtent kūdikiams skirtą lopšinių dainų albumą buvo su mane įrašyti. Ne, nepatinka man visai tokia jų nauja muzikinė idėja, sakei. Aš mat jau nebe kūdikis esu, o visas bernas užaugęs. Tai gal nebuvo taip, Usūrini, dabar sakysi. Vajetau, kad tu bent žinotum, kaip pats klysti dėl geros kokybiškos muzikos. Taigi, blet, visai ne iš tolo nesvarbu yra tai, kad grupė vienam sykiui išleido tokį, kaip tu sakai, visai slabną savo albumą, pamatysi, jie ateityje tikrai dar vėl suims save į rankas. Išleis tada jie vėl kada tokį kokį nors hitą, kad ohoho bus. O man asmeniškai Depešų muzika jau nuo seno patinka. Ir mano tėvams jų jaunystėje patiko. Ne, Usūrini, nesu aš nusistatęs prieš tavuosius YouTube, bet tau reikia nors sykį pripažinti tai, kad ir Depešai labai gerai groja. Jau vien jų atlikėjo Gahano koks yra stiprus balsas ir vokalas, nepalyginsi su tavuoju Bono, kuris su metais jau yra palikęs kiek prikimęs. Kad bent laiku į tavo rankas būtų kada pakliuvęs legendinis Depešų albumas Violator, dabar turbūt visai kitokia būtų tavo paties giesmelė apie muziką, kuri patinka. Visi palapinėje pritariamai sumurma. Bet pats Usūrinis į šią klasioko įsakytą kritiką visai nieko neatsako, jis tik tyli, įsmeigęs mąslingai savo akis į tolį. Po kuriam laiku įsivyravusios tylos kažkas išsitraukia mažą nešiojamą magnetofoną, pradeda tyliai iš jo groti kažkokią naują žinomą dainą, skambėjo maždaug taip. O meilė, tu mane nugalėjai, o mano žvaigždė, tu man vėl šviesti pradėjai, o tuo tarpu dešimtokai, vilkintys sumaišytais rūbais, susispaudžia arčiau vienas kito. Tai buvo ilgas nuoširdus pokalbis apie praeitį, baimės, ateitį ir draugystę, trukęs ganėtinai ilgai, kai aplinkui esančios nakties sutemos jau visiškai tirštos aplinkui pasidarė ir per vėsų tapo sėdėti lauke, vilkint visiems vien tik plonus ir atvirus šventinius drabužius, ypač vaikinams būnant su klasiokių suknelėmis. Tada teko visiems tučtuojau vėl atsimainyti, susigražinti savo įprastą aprangą, gesinti palapinės viršuje šviečiančias lempas, susirinkti visą savo čia turėtą mantą ir kiekvienas į savo namų pusę. Išleistuvių šventė baigėsi.